Vilniaus Kalvarijų turguje prekyba gyvūnais klesti, nors yra uždrausta prieš 3 metus. Vilniaus miesto savivaldybė uždraudė prekiauti gyvūnais dėl jų teisių pažeidimų. Nepaisant draudimo ir toliau turguje galima rasti apsčiai gyvūnų, kurie šaltuoju metų sezonu šąla ir dažnai net nebūna paskiepyti nuo ligų ar parazitų. Nelegaliai prekiaujantys gyvūnų pardavėjai nebijo būti sučiupti. Jie vis tiek eina į prekyvietės ir prašo pinigų net už negryniaveislį neskiepytą šuniuką. 5-4 eurus. Pagal valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pardavinėjami gyvūnai turguje privalo būti paskiepyti ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. Ne visi turgaus prekeiviai taip daro. Kai kurie nutyli šį faktą. Ką jau kalbėti apie jų sąlygas? Dažnai gyvūnai šąla lauke. Jeigu prekyba turgavietėse vykdoma šaltų metų laiku, tai prekiautojas turėtų užtikrinti apsaugą gyvūną nuo nepalankių oro sąlygų. Turguje parduodami gyvūnai paprastai neturi reikiamų dokumentų. Pagal dabar galiojančią tvarką parduodami ūkiniai gyvūnai privalo būti sužymėti ir turėti vaštarastį, krovinio vežimo sutartį patvirtinantį dokumentą, o naminiai augintiniai – kilmės dokumentus. Be šių dokumentų gyvūnų įsigijimas tampa savotiška loterija, nes ne visi prekeiviai yra sąžiningi. Vis tik tas žmonės, kur prekiauja gyvūnais, dažniausiai būna, daugintojai tokie, sakykime, kurie užsiima tai verslo tikslais ir tai jiem nėra, netičiuko augintinio vada, kurią jie atėjo, neturėdami kur padėti parduoti turgavietės. Vis tiek verslas, kurį skatina tokios platformos, kuriuose galima parduoti savo, jeigu pavadinkim, gyvūną prekę, ar ne, iš kurio tu gali užsidirbti. Tai jeigu tokių turgavičių nebūtų, vis tik, manau, sumažėtų ir ta daugintojų problema, kurie tai daro tik pasipelnimo tikslais, nesižvelgiant į jokią gyvūnų gerovę. Pačių turgaus prekeivių ir lankytojų nuomonė apie prekybą gyvūnais turguje skiriasi. Atsiranda nemažai žmonių, kurie tiesiog pripažįsta nežinojo, jog prekyba gyvūnais turguose dažniausiai yra nelegali. Blogai. Aš mėgstu gyvūnus, kaip sakant, o tai man tai truputėlį blogai, bet tik tiek atsakau, kad žmonės yra tokie, kai kurie pardavėjai yra nelabai sąžiningi, tai juos būdavo ir kamuodavo. Tai tik kas ten bloga, kai būdavo žmonės tik ką, tai sakau, vaikam būdavo pasilinksminimas, kažkur tai toks, o ir pažiūrėti. Ir žmogui tikrai nereikalingas tas žvėriukus, taigi jie parduoda ar dovanodavo, daug dovanodavo. Gyvūnų turgui nesu pirkus ir aš manau, kad labiau, kad tai nėra legalu, tai aš nesiūlyčiau tokio dalyko iš viso daryti. Aš nematau problemų, žinok, paskiepti jos. Nusipirkus, aišku, prioritetą dėčiau gyvūnų globos namams galbūt, bet taip rinkčiausi ir iš turgaus gyvūnų. Taigi paklausime veterinarui, ką vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį perkant gyvūną turguje, kad apsipirkimas būtų saugus ir sėkmingas. Geriausia tai pirkti, aišku, veislyne. O jeigu perkant turgui, vis tiek, jeigu kartais kažkokie tai yra skiepai, jam ten panaudoti nuo užkrečiamų ligų, tai praktiškai turėtų būti kažkoks tai ar skiepų ten knygutė ar pasas to gyvūno. Reiktų į tą akcentuoti, pasižiūrėti, kad tikrai jie būtų ten nukirminti ir taip toliau.